Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandien yra 26 metų gegužės 28 diena, ketvirtadienis. Ir šios dienos laidoje pristatysiu Jums dar vieną kreipimąsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir energijos skirstymo operatorių. Labiau skirtas tas kreipimasis yra į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybai. Klausimas tas pats, susijęs su išmaniosiomis elektros energijos apskaitos sistemomis. Trumpai priminsiu, kad mūsų nuolatiniai klausimai, kuriuos mes užduodame šiem pagrindiniam adresatam ir gauti atsakymai į tuos klausimus mums patvirtina tai, ką aš esu jums jau nekartą viešai pasakojęs dėl išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo proceso neteisėtumo, dėl pačios sistemos ir jie perdodamų duomenų saugumo. Šis klausimas ypatingai aktualus yra, žinant pastarojo meto aktualijas, turiu omenyje įvykį registrų centre, tekintus duomenis arba pavogtus duomenis iš, kaip mums taip pat aiškino, labai saugių informacinių sistemų. Tai tie klausimai, atsakymai tiksliau, kuriuos mes gauname į savo paklausimus, kadangi tuos paklausimus užduodame dozuotai, tai priverčiame suklysti ir tokiu būdu, reiškia, pasitvirtiname tai, ką mes esam identifikavę kaip galimus pažeidimus. Tai šiandien aš pagarsinsiu dar vieną kreipimąsi, viso jo ištisai neskaitysiu, bet svarbesnės jo dalis paminėsiu. Tai yra paklausimas susijęs su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atsakymais, kuriuos mes gavome prieš gerą savaitę laiko, gegužės 19 dieną, 2 atsakymai į balandžio mėnesį teiktus prašymus suteikti informaciją apie 2019 metais Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu suderintą investicinį projektą. Ir būtent šitas suderinimas įgalino energijos skirstymo operatorių vykdyti išmaniųjų apskaitos sistemų dėgymo procesą, todėl kritiškai svarbu yra išsiaiškinti ir nustatyti, ar ta derinimo procedūra, kurią turėjo atlikti, arba tiksliau ekonominio vertinimo, investicinio projekto ekonominio vertinimo, patikrinimo ir patvirtinimo procedūra, kurią turėjo atlikti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, buvo atlikta tinkamai. Tai klausimai yra su tuo susiję ir kreipimasis į tarybą, taip pat ir operatorių. Įžangoje, perskaitysiu ir įžangą, kadangi manau tai irgi yra svarbu. Pradedu nuo to, kadangi, kaip jums tai yra žinoma, visi jūsų atsakymai, kuriuos jūs jau anksčiau pateikėte ir dar tik pateiksite, bus panaudoti šiuo metu rengiamam ieškiniui dėl išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos dėgymo neteisėtumo. Nuoširdžiai jums rekomenduoju, prieš pateikiant savo atsakymus į jums užduodamus klausimus ar prašymus, ne tik įdėmiai perskaityti jums užduotą klausimą ar suformuluotą prašymą, bet ir prisiminti visą tai, ką jūs jau anksčiau esate atsakę, paaiškinę, patvirtinę. Pratęsdamas tai visų pirma pastebiu, kad kuo toliau, tuo labiau tiek akcinės bendrovės energijos skirstymo operatorius, tiek Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atsakymų į pateiktus klausimus ir priimtų sprendimų dėl jums pareikštų pretenzijų ir pateiktų skundų tonas darosi vis labiau irzlesnis, o šių atsakymų ir sprendimų turinys vis labiau prieštaringas ir, švelniai tariant, nesuderinamas su jūsų jau anksčiau raštu pateiktais paaiškinimais. Pastaroji aplinkybė netiesiogiai taip pat patvirtina, kad diegiant išmanėją elektros energijos apskaitos sistemą yra padaryta gausybė grubių teisės aktų pažeidimų, kuriuos operatorius ir taryba desperatiškai, todėl labai jau nevykusiai, bando nuslėpti, sumenkinti ar neigti. Galima būtų manyti, kad tokia operatoriaus ir tarybos pozicija
turėtų erzinti elektros energijos vartotojus ar sukelti jų pagrįstą pyktį. Kita vertus, tokios reakcijos iš operatoriaus bei tarybos ir buvo galima tikėtis. Todėl elektros energijos vartotojai visą tai priima ramiai ir užtikrintai, juo labiau, kad galutinis šio elektros energijos vartotojų inicijuoto ginčo su operatoriumi ir taryba rezultatas yra žinomas ne tik patiems elektros energijos vartotojams, bet ir, manau, taip pat yra suprantamas ir patiems šio ginčo kaltininkams. Jums jau yra žinoma, tačiau dar kartą priminsiu, kad man suteiktų įgaliojimų pagrindų atstovauju ir toliau išvardinu mano atstovaujamus elektros energijos vartotojus, reiškia atstovauju jų interesus. Toliau primenu, kad 2019 metais rugsėjo 20 dieną taryba nutarimu suderino investicijų projektą. Ir nutarime, kuriuo yra suderintas projektas, yra be kita ko nurodyta, kad tas projektas yra derinamas vadovaujantis tarybos surašytą pažymą dėl investicinio projekto ekonominio vertinimo, todėl nėra ir negali būti ginčo dėl to, kad taryba nutarimą priėmė vadovaudamasi ir pažymą, kurioje, kaip raštu jau yra paaiškinusi taryba, ir yra išdėstytas projekto ekonominis vertinimas. Primenu, kad 2026 m. balandžio 3 dienos kreipimėsi į tarybą nurodžiau, kad taryba savo pažymoje be kita ko cituoja 2019 metais birželio 5 dieną Europos parlamento ir tarybos priimtą direktyvą, įskaitant ir šios direktyvos preambulės 53 punktą, kad, toliau cituoju tarybos pažymą, nacionaliniu lygmeniu sprendžiant dėl pažangiųjų matavimo sistemų dėgymo, šį sprendimą turėtų būti galima pagrįsti ekonominiu vertinimu. Tuo ekonominiu vertinimu reikėtų atsižvelgti į ilgalaikę pažangiųjų matavimo sistemų dėgymo naudą vartotojams ir visai tiekimo grandiniai. Jei atlikus tą vertinimą padaroma išvada, kad tokias matavimo sistemas rentabilu įdėkti tik vartotojams, kurie suvartoja tam tikrą elektros energijos kiekį, valstybės narės, pradėdamos dėkti pažangiasias matavimo sistemas, turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tą išvadą. Vis dėlto tokį vertinimą reikėtų peržiūrėti reguliariai arba reaguojant į reikšmingus pagrindinių prielaidų pokyčius. Citatos pabaiga. Vadovaudamasis tuo, kas nurodyta aukščiau, tarybai tada 2026 m. balandžio 3 dienos kreipimėsi pateikiau du konkrečius, aiškius ir, manau, labai elementarius klausimus. Pirmas klausimas. Ar poreikis įgyvendinti projektą kilo tame tarpe ir dėl direktyvos? Antras klausimas. Ar atlikdama projekto derinimą taryba vadovavosi direktyvą? 2026 m. gegužės 19 dienos raštu taryba paaiškino, kad poreikis įgyvendinti projektą kilo dėl direktyvos. Dabar čia klausykite, labai įdomus dalykas. Taigi taryba raštu paaiškino, kad poreikis įgyvendinti projektą kilo dėl direktyvos. Bet, toliau rašo taryba, direktyva nebuvo vadovaujamasi derinant projektą. Nes, cituoju tarybos raštą, direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę projekto derinimo metu dar nebuvo įgyvendintas. O direktyvai nesant tiesioginio taikymo teisės aktu, taryba projekto derinimą vykdė ir nutarimą priėmė vadovaudamasi tuo metu galiojusiu nacionaliniu teisiniu reglamentavimu. Pažymėtina, kad analogišką nuostatą taryba pakartojo ir kitame savo rašte. 2026 m. gegužės 19 dienos rašte numeris toks ir toks. Čia taryba tą dieną atsiuntė man, atstovaujamiems vartotojams, du raštus. Abiejose raštuose buvo pasakyta, kad taryba derino projektą atsižvelgdama į tai, kad projektą ruošti ir derinti iniciatyvą kilo dėl to, kad buvo priimta direktyva
Bet atliekant vertinimą ekonominį šito projekto, direktyva nebuvo vadovaujamasi, nes direktyvos nuostatos nebuvo dar perkeltos į mūsų nacionalinius įstatymus. Nuostabus atsakymas, kabutėse, aišku, nuostabus. Čia pati taryba galbūt taip galvoja, todėl savo kreipimąsi aš ir rašau. Taigi vertinant iš esmės, taryba raštu patvirtino, kad poreikis įgyvendinti projektą kilo ir taryba projektą derino todėl, kad toks poreikis kilo dėl direktyvos, tačiau derindama projektą, kurio įgyvendinimo poreikis kilo dėl direktyvos, taryba šią direktyvą nesivadovavo, nes, kaip teigia ta pati taryba, tuo metu direktyvos nuostatos negaliojo, nes jos dar nebuvo perkeltos į nacionalinę teisę. Papildomų komentarų dėl tokių tarybos paaiškinimų, kurie, manau, tik jums vieniems, čia turiu omeny tarybai, ir atrodo labai pagrįstais, logiškais ir protingais, tikrai nereikia. Kita vertus, mane ir mano atstovaujamus vartotojus labiau domina tarybos nuomonė kitu, su tuo glaudžiai susijusiu klausimu. Tarybai yra žinoma, kad aptariamos direktyvos nuostatos į nacionalinę teisę buvo perkeltos 2021 m. lapkričio 11 d. Seimo priimtų elektros energetikos įstatymų, kuris įsigaliojo nuo 22 metų sausio 1 dienos. Tarybai taip pat yra žinoma, kad pagrindinės, esminės, čia jau minėtos direktyvos nuostatos yra perkeltos į elektros energetikos įstatymo 48 straipsnį, kuris be kita ko nustato pareigą operatoriui atlikti išmaniųjų apskaitos sistemų, ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominį vertinimą, o taip pat ir pareigą tarybai nutarimu patvirtinti operatoriaus parengtą ekonominį vertinimą. Tarybai taip pat yra žinoma, kad projektą operatorius pradėjo įgyvendinti tik 2022 m. antrajame pusmetyje. Tai yra jau galiojant į nacionalinę teisę perkeltoms direktyvos nuostatoms. Tarybai taip pat turi būti žinoma, kad elektros energetikos įstatymo 48 straipsnio 12 dalyje yra nurodyta, kad šis straipsnis yra taikomas be kita ko planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms. Atsižvelgdamas į visą tai, kas nurodyta aukščiau atstovaujamų vartotojų vardu, maloniai jūsų prašau raštu atsakyti ir paaiškinti. Ar elektros energetikos 48 straipsnis, į kurį buvo perkeltos direktyvos nuostatos ir kuris įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 dienos, yra taikytinas operatoriaus įgyvendinamam projektui? Nes projektas, dar kartą priminsiu, buvo pradėtas įgyvendinti tik tai 22 metų vasarą, antroje tų metų dalyje. O įstatymas sako, kad šitas 48 straipsnis yra taikomas planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms, todėl šitas įstatymo straipsnis, kuris buvo pilnai suderintas su direktyvos nuostatomis, turėtų būti taikomas ir operatoriaus įgyvendinamam projektui. Ką dabar bando visais būdais paneigti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba? Ir antras klausimas, jei elektros energetikos įstatymo 48 straipsnis, į kurį buvo perkeltos direktyvos nuostatos ir kuris įsigaliojo nuo 22 metų sausio 1 dienos, yra taikytinas operatoriaus įgyvendinamam projektui, ar tai reiškia, o gal nereiškia, kad operatoriaus planuojamų diegti išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominis vertinimas turėjo būti atliktas ir tarybos nutarimų patvirtintas vadovaujantis elektros energetikos įstatymo 48 straipsnių, kurio nuostatos buvo pilnai suderintos su direktyvos nuostatomis. Šachmatininkai pasakytų, šachas ir matas. Tai baigiu savo kreipimąsi į tarybą tokiais žodžiais. Dėkoju Jums už dėmesį šiam svarbiam klausimui. Jeigu kas sekate Jungtinių Amerikos valstijų
prezidento veiklą, tai jisai mėgsta savo įrašus baigti šitais žodžiais. Čia nieko nereiškia, nei mano simpatijų, nei antipatijų Donaldui Trumpui, bet aš va tiesiog tokiais žodžiais baigiu šitą kreipimąsi. Dėkoju visiems, kurie esate kartu. Šiokia tokia naujovė nuo šiandien, galima sakyti, tie, kas mane stebite YouTube kanale, prenumeruojate paskirą Mozerio žinios YouTube kanale, ten bus visiškai atsisakyta, jokių ten reklaminių intarpų nebebus, tai jūs galėsite ramiai klausyti ir nerzins jūsų reiškia, žiūrėjimo visokios reklamos. Ir, na, pasinaudodamas progą, tuo pačiu priminsiu, kad jeigu norite prisidėti prie kanalo išlaikymo, turiuomenį dabar paskirą Mozerio žinios YouTube kanale, jūs galite ne tik būti prenumeratoriais, bet galite ir tapti tikraisiais kanalo nariais. Ieškokite kanale funkcijos prisijungti, mėnesinis mokestis, jeigu neklystu, yra narystės 2 eurai. Tai aišku irgi yra pinigai, bet galbūt, jeigu kas turite norą ir galimybę prisidėti prie laidų kūrimo, būsiu jums už tai labai dėkingas. Ačiū dar kartą visiems, linkiu gražios ir prasmingos dienos ir iki kitų greitų susitikimų.